kalbant apie pokyčių vadovų sertifikavimą, mes pirmiausia turim kalbėti apie tai, kas yra tas pokyčių vadovas. Dažniausiai, kai diskutuojam su verslu, jie visai, ką sako, Rita, duok mums tą apibrėžimą, apie ką tai, kokios jo atsakomybės, kokios rolės, kaip mums sukurti šitą atsakomybę savo organizacijai. Tai būsiu atvira, aš tikrai nesiruošiu šiandien duoti jum formulių apibrėžimų, labai norėčiau, kad apskritai mes būtumėm linkę šiandien diskutuoti ir galbūt kalbėtis, vietoj to, kad įspraustumėm save labai aiškius rėmus, bet pradėsiu galbūt tai, kas vyksta pokyčių vadybos srity, nuo kito labai panašaus proceso, kuris vyko maždaug prieš 10 metų projektų vadyboje. Peržiūrėjusi užsiregistravusių dalyvių sąrašą, mačiau, kad tikrai daugelis yra susijęs su projektų, procesų vadyba ir tikrai yra girdėję apie PMP sertifikavimą, apie IPMO sertifikavimo lygius. Tai kadangi prieš, kaip ir minėjau, daugiau galbūt negu 10 metų teko dalyvauti tam pačiam bume augančios profesijos, tokios kaip projektų vadyba, kai visi vadinosi projektų vadovais, pradedant nuo biuro administratorės iki pardavėjų, atsirado labai didžiulis poreikis apsibrėžti, kas yra ta projektų vadyba ir ko mes tikimės apskritai iš projektų vadovo rolės. Identiški procesai dabar vyksta ir su change managementu. Mes turim daugybę change managerių, kurie save taip identifikuoja, tačiau dar turim labai mažai sertifikuotų pokyčių vadovų, kurie gali ateiti į organizaciją arba jau dirba organizacijose ir ne tik kad valdyti savo procesą, bet ir tokių, kurie gali keisti pačios organizacijos pokyčių valdymo brandą. Tai ruošdamasi šitam susitikimui peržiūrėjau savo LinkedIn bendruomenės, tokį mėgstu testuoti ir įvedžiau tiesiog į paiešką žodį change manager ir pasižiūrėjau, kiek mano turimo rato narių save identifikuoja vienoje ar kitoje pokyčių vadybos rolėje. Ir maždaug 200 žmonių iš netokio ir didelio mano pokyčių tų vadovų rato save priskiria kaip ir save identifikuoja kaip pokyčių vadovai. Tikrai tame rate yra kolegų iš tos pačios ACMP Global organizacijos, kurie inovuoja pokyčių vadyboje, kurie tyrinėja šitą reiškinį, kurie dirba kaip patyrę transformacijų ir pokyčių vadovai. Bet galbūt kalbant apie vietos bendruomenę, apie Lietuvos profesionalus, didžiąją dalį jų, kadangi pažįstu asmeniškai, susiduriam galbūt ir profesiniuose susitikimuose, verslo įmonėse, galėčiau suskaidyti į 3 tokias kategorijas. Tai pasitelkiau dabar itin populiarius dirbtinio intelekto įrankius ir vienas iš jų, remkimės itin populiaria vertybė Amerikoje ir būtent ACMP, diversity principų, tai mūsų supermenas ir tebūnie moteris, kuris yra tikrai patyręs lyderis ofise, inovuojantis, turintis be galo daug idėjų, tikrai sutelkiantis savo komandą pokyčiam, bet atsakykim savo, ar jisai tikrai turi pakankamai laiko, resursų, patirties, žinių, kad galėtų save vadintis pokyčių vadovu. Taip, jeigu, tarkim, šitas žmogus tikslingai nukreiptų savo dėmesį į pokyčių vadybos standartą, jis tikrai galėtų sukurti ir valdyti, galbūt pasitelkiant savo komandą, sėkmingus pokyčius organizacijai. Bet kas dažniausiai įvyksta ir su tais pačiais pokyčių lyderiais,
komandų vadovais, mes diskutuojam, kas nutinka, kad jie turi tikrai labai daug idėjų, bet jie neturi resurso, kuris galėtų padėti jiem tai įgyvendinti. Kas tada įvyksta? Tie pokyčiai yra nuleidžiami vykdyti apskritai jokios pokyčių brandos neturintiem darbuotojam. Jie net neįsivaizduoja, koks procesas turėtų būti sėkmingai diegiant pokytį, išsikeliant tikslus, valdant, galbūt peržiūrint, ką mes padarėm gero arba kokią tai reikšmę turėjo organizacijai. Ir tie pokyčiai tampa tokiais primestais dariniais organizacijai. Kita kategorija change managerių, kuri itin sparčiai dabar auga organizacijos ir visose, su kuriuo mes kalbamės praktiškai, tai yra toks kaip užprogramuotas žingsnis, tai yra, kad projektų vadovai, jau tokie galbūt labiau patyrę projektų vadovai, persivadina į change managerius. Kodėl tai vyksta? Todėl, kad apskritai mes kiekvienas norim būti pokyčių sūkury, mes norim daryti ne tik darbą kasdienį, bet galbūt daryti poveikį organizacijas, pokyčiams sukurti tą ilgalaikį rezultatą. Netgi Maslow piramidė kalba apie tą kažkokį norą palikti kažką po savęs. Ir iš to natūraliai dabar kyla tas poreikis būti kažko daugiau negu projektų vadovų. Jeigu mes neturim galimybės to žmogaus paaukštinti pareigose, tai mes jam užkabinome etiketę change manageris. Kodėl be tam tikro pasiruošimo tai yra netgi žalinga organizacijoje politika ir virsmas? Todėl, kad tai iš karto yra užprogramuota tam tikrom klaidom ir tam tikram pokyčio nepasisekimui. Pagalvokim apie, nežinau, vėl grįšiu prie tos pačios pokyčių vadybos, kas yra projektų vadovas. Projektų vadovas dažniausiai projektą pasiema. Jeigu organizacija turi sukūrusi projektų komitetą, tai projektas jau yra nuleidžiamas iš viršaus. Yra aiškus reikalavimai, biudžetai, galbūt kažkiek gali projektų vadovas tame dalyvauti, bet dažniausiai jis įgauna konkrečią užduotį. Ir tos užduoties pagrindiniai reikalavimai yra per numatytą laiką, už numatytą biudžetą įgyvendinti numatytus reikalavimus. Mes nekalbam apie tai, kad sukurtas projekto rezultatas turėtų kažkaip pakeisti organizaciją. Dažniausiai apie tai nėra kalbama. Projektai kokie organizacijose? Naujas ofisas, nauja IT sistema, nauja politika. Ir organizacija pasiekia projekto įgyvendinimą tada, kai jis yra sėkmingai įgyvendintas pagal tą auksinį trikampį ir auksinę taisyklę. Bet dažniausiai pokytis prasideda tik tai tada, kai projektas yra įgyvendinamas. Tai vadinasi, geras projektų vadovas, padaręs pokytį, įgyvendinęs projektą, jie atiduoda dažniausiai į administravimo grandį, kurioje ir pradeda vykti pokytis, bet jis yra toliau nebekontroliuojamas. Praeitą savaitę teko dalyvauti vienam pokyčių temos pristatyme ir jame kalbėjo apie labai didelį, manau, mes dar girdėsim apie šitą pokytį Lietuvos rinkoje, susijungimą tarp dviejų finansinių institucijų ir viena iš aukščiausio lygio vadovių pristačiusi šitą projektą, šitą pokytį ir paklausta apie tai, kaip buvo matuojama pokyčio, ne projekto sėkmė, pasakė, mes neturėjom kito matavimo, mes galėjom tik tai padaryti, arba susijungsim, arba ne. Taigi, jie įgyvendinami didžiulį, labai didelį organizaciją, tiksliau dvi organizacijas apjungianti pokytį, vadovaujasi standartinė projektų standartinių projektų vadybos požiūrių. Vadinasi, apsijungiam, vadinasi, viskas, pokytis įvyko, po to jau tik tai procesas. Neturint kompleksinio požiūrio į pokyčių vadybą, mes kasdien susiduriam su blogais pokyčiais. Mes turim dėl to didelį nevykusių pokyčių procentą, dėl to mes praeitą kartą kalbėjom susitikime apie didžiulį nuovargį įrodytą Gartnerio tyrimais
apie tai, kad organizacija nebenori įsitraukti pokyčius, nes jie jais netiki dėl tų priežasčių, kad yra labai daug inicijuojamų ir neįgyvendinamų, arba yra tokių projektų, kurie nesukuria pokyčio, arba sukuria pokytį, kuris yra nevaldomas. O dar blogiau, kad į visą šitą košę lyderių, projektų vadovų, galbūt pardavimo vadovų, priklausomai nuo to, kokio pokyčio mes siekiam, įsivelia dar viena labai sparčiai auganti kategorija gražių pavadinimų. Tai yra, aš juos vadinu pokyčių užklausų vadovais, galbūt tai yra procesistai apskritai, tai yra team leadai tam tikrų rutininių užduočių. Ir ypatingai daug tai vyksta IT kompetencijų centruose, kur yra diegiamos kasdieną daugybė programų, procesų, jos yra automatizuotos, jos yra labai aiškiai aprašytos, tai gali būti call centrai ir panašiai. Ir yra vienas ten lyderis, kuris turi toj rutinoj pagal tam tikrus skriptus patvirtinti vieną ar kitą pasikeitimą, kuris yra mikro dydžio. Ir čia ateinam mes, mūsų bendruomenė, jūs, kurie siekiat būti tais tikraisiais pokyčių vadovais, kurie rūpinasi savo pokyčių nuo pradžios iki galo, kurie dalyvauja inicijavimo procese, kurie nori kurti kultūrą skatinančią keistis ir bando įrodyti, kuo jie yra kitokie negu šitos 3 kategorijos. Todėl mes šiandien, atsakant į klausimą, kas yra change manageris, ir sakom, mes turim pradėti kalbėti apie standartą. Mes turim atsiremti ir visi susitarti, tiek verslo organizacijos, tiek dirbantis pokyčiuose, kokiu standartu mes vadovaujamės. Mes šiandien kalbėsim apie ICMP Global sukurtą pokyčių vadybos standartą, kodėl mes dirbę ilgą laiką versle, projektų vadyboje, verslo plėtroj, šiandien dieną remiamės būtent į šitą organizaciją ir į šitą standartą, todėl kad jis yra pats plačiausias rinkoje. Tai yra ne projektinis požiūris, o procesinis požiūris, kuris mums leidžia iteruoti, kuris mums leidžia keisti, kuris mums leidžia priimti sprendimus, sukti ratu, tol kol mes įsitikinam, kad mes tikrai pasiekėm pokyčio rezultatą. Ir tai, kas galiu prognozuoti, nes mes tai matom galbūt iš kitų rinkų, kurios yra brandesnės pokyčių vadybos srityje, tai artimiausius 5 metus mes turėsim didelį sprogimą, kai mes turėsim susivienodinti, kas yra tas pokyčių vadovas, nes jų kiekis geometrinė progresija augs ir tikrieji nuo tų tokių, kurie nori šitą etiketę naudotis, nes tai yra natūralu, tai bus, kiekvienas į savo darbo prašymą įsidės šitos skambius žodžius, mes turėsim labai aiškiai apsibrėžti, kuo mes matuojam. Taigi, labai kviečiu dalyvauti diskusijoje ir uždavinėti klausimus, jeigu kažkas neaišku. Bet apie patį standartą kviečiu pasidalinti mano kolegą Gediminą, kuris ir buvo vienas 500 sertifikuotų change managerių pasaulyje. Dabar mes jau turim daugiau negu 1000 ir daugiau, labai sparčiai tie skaičiai auga ir plečiasi. Apie tai, kaip pasiekti tą standartą, kuo jis skiriasi nuo eilinių mokymų change managemento tema ir kaip būnant šitoj bendruomeniai, kaip keliaujant to keliu, diskutuojant ir auginant šitą kompetenciją, mes galėtumėm padėti verslui, padėti savo organizacijom ir galų gale būti patys sėkmingesni kaip pokyčių valdymo profesionalai. Gediminai. Ačiū Rita labai už pristatymą. Pridėsiu taip pat, komentuokite į chatą. Ne tik dėl to, kad trūksta garso, bet ir jeigu trūksta aiškumo, informacijos, neaišku, ar norėtume daugiau sužinoti, arba galite tiesiog ranką kilstelt, galite netgi nutraukti mane išstoję, bet kada aš tikrai neprieštarausiu.
mūsų šitas antrasis susitikimas, mes taip pat einam, ar ne, per pokytį, bendraujant su jumis, ateinam atidarydami duris, kviesdami jungtis, bendrauti ir kalbėtis, susipažinti. Ir mes rodom, ar ne, kas čia pas mus yra už tų atidarytų durų. Tai pasmalsaukit, užduokit klausimus. Aš toks esu kartais nuobodus prezentuotojas, nes labai mėgstu akcentuoti detalės, kurios yra svarbios, užfiksuoti jas. Tai vietom, ar ne, būsiu sureikšminsiu dalykus. Tai atkreipkite dėmesį ir be abejo, ten, kur jums trūks detalių ar trūks informacijos, tiesiog klauskit, pereikim į dialogą, ar ne, jau susitinkam ne pirmą kartą, tai pereikim į dialogą ir kalbėkimės. Nes mano misija yra kalbėti čia apie techninius dalykus, tai yra kaip tapti sertifikuotu projektų vadovų ir kaip gauti sertifikatą, tai yra koks yra ne koks mokymosi procesas ir apie tai galėtumėm kalbėti atskirose temose, bet kaip užpildyti reikalavimus, kokie yra tikties reikalavimai, kokius žingsnius reikia pereiti, kad štai šį sertifikatą gauti. Taip, aš buvau tarp pirmųjų 500 pasaulyje, kurie gavo sertifikuotų pokyčių valdymo profesionalų sertifikatą. Tai buvo 2017 metai. Tai aš jau perėjau per 2 atnaujinimo etapus. Ir vis dar Baltijos šalyse esu vienintelis sertifikuotas turbūt, nors pasaulyje, ir praėjusį kartą apie tai kalbėjom, ar ne, ir narių ACMP Global skaičius auga labai greitai ir sertifikuotų pokyčių vadovų mes jau turim daugiau negu keletą tūkstančių ir jų daugėja kasmet sparčiai. Tai štai, tai toks mano kvietimas. Mano kelionė į sertifikatą buvo, aš ieškojau atsakymų. Aš buvau vienas iš tų projektų vadovų, ar ne, apie kuriuos Rita kalbėjo. Tai aš buvau projektų vadovas, aš dirbau IT organizacijai, telekomunikacijų organizacijai ir aš dirbau su projektais. Ir man vis tekdavo susidurti, kodėl, nes aš esu ir sertifikuotas projektų vadovas, turiu PMP sertifikatą, kodėl tie projektai yra nesėkmingi ir niekaip negalėdavau rasti atsakymą. Resursai yra, sponsoriaus palaikymas yra, planas yra ir vis tiek, ar ne, tie rezultatai, kurios pokyčių, kurios turėtų atnešti projektas, ar ne, jie kažkaip nesirealizuoja. Vis atsiranda trukdžiai, nesuprantami, skirtingi, nepaaiškinami. Ir tai atvedė mane šitie ieškojimai į pokyčių vadybą ir ten radau tos atsakymus, kodėl sėkmingai suplanuoti projektai neatneša vertės organizacijai. O vertė ateina dėl to, kad produktas, kurį sukuria projektas, jisai turėtų būti panaudojamas sukurti vertę, nešti efektyvumą, pardavimus, naujus klientus, darbuotojų pasitenkinimą ir taip toliau. Tai jeigu projektas stato namą, tai pokyčių vadyba padaro, kad tas namas būtų gyvenamas ir žmonės ten norėtų gyventi ir jaustųsi jaukiai. Tai štai, tie klausimai mane atvedė, aš tą sertifikatą gavau sunkiai, nes buvau pirmasis čia iš rytų Europos, man reikėjo įrodyti savo atitikti, patirtį, ir mes neturim pokyčių vadybos rytų Europoje, dabar jinai atsirado. Čia keletą pastarųjų metų dėmesys išaugo, bet tuomet to dalyko nebuvo mokymų teikėjų, pokyčių vadovo profesija apskritai neegzistavo, tokios rolės nebuvo, tai aš turėjau savo pokyčių vadovo patirtį apginti ir iš savo projektų vadovo rolės.
Ir ne tai, ką aš dariau virš to auksinio trikampio projektų vadyboje, ir ne, darbas su stakeholderiais, darbas su žmonėmis, vertės kūrimas organizacijai po projekto įgyvendinimo, ar ne, tai padėjo man įrodyti tą atitikti. Tai va, ir ką Rita minėjo, mes kalbam apie tai, kad turėtumėm turėti bendrą kalbą, kaip mes kalbam apie projektų vadybą. Tai mes turim standartą, kuris tikrai yra industrijoje pokyčių vadybos pripažįstamas kaip auksinis standartas, nes jisai yra adaptyvus, ar ne, jisai yra nepriklausomas, jisai yra nemokamas, jisai yra sukurtas profesionalų, savanoriškomis pastangomis. Ir turėdami standartą mes galime lygiuotis, ar ne, etaloną, augti aukščiau jo, ar mes turim iki jo prisitempt savo gebėjimus ir kompetencijas. Tai štai sertifikatas, Certified Change Management Professional, būtent ir kalba apie tai, kad ir net yra pripažįstamas, labai augantis sertifikavimo procesas, kuris yra būtent atitiktis ACMP parengto standarto. Ir pokyčių vadovai sertifikuodamiesi įrodo savo žinias šito standarto aprėptyje ir tai, kad jie žino geriausias praktikas, kurios egzistuoja šiandien pasaulyje. Nes mes praėjusį kartą kalbėjome apie tai, kad standartas yra nuolat tobulinamas, jisai yra adaptuojamas prie kintančių žinių. Žinios auga, tobulėja, moksliniai tyrimai, patirtis organizacijų, pokyčių vadovų praktikų auga ir iš to, ar ne, tas tobulėjimas atsiranda. Ir tu sertifikuojasi, bet turi nuolat išlaikyti savo aukštą žinių ir gebėjimų lygį, ar ne? Standartas keičiasi, tu turi augti kartu su juo. Tai praktikai, ar ne, demonstruoja žinias ir kad jie investuoja į savo nuolatinį tobulėjimą. Tas procesas yra nuolatinis, nesibaigiantis, nes tu turi išlaikyti kompetencijas. Tai šiandien kalbėsim apie 3 iš esmės sertifikavimo žingsnius. Tai yra apie tai, kokie yra reikalavimai, mokymosi ir patirties, apie tai, kokius mokymus turėtų būti praėjęs sertifikuotas, tam, kad taptum sertifikuotų pokyčių vadovu, ir kaip vykdomas egzaminavimo procesas. Tai mano užduotis yra parodyti, kad procesas yra šiandien labai supaprastėjęs, nes mes turim daugiau žinių čia regione, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, ar ne? Mes turim patirties ir turim galimybę jau mokytis ne taip, kai aš tą kelionę pradėjau. Tai nors vietom tai atrodys sudėtinga, bet tie, kurie esate ėję per vienokį ar kitokį sertifikavimą, tai jūs rasit daug panašumų su kitais. Aš tiesiog pabandysiu akcentuoti svarbiausias dalis ir kaip jas įveikti, ar ne, kad jūs galėtumėte tą sertifikavimą gauti. Tai kalbėsime apie 3 žingsnius. Jums pagalbai, skaidrės po susitikimo jūs be abejo gausit, kartu su įrašu gausit nuorodą, kur galite parsisiųsti. Bet jeigu norit dabar atsidaryti, tai yra ACMP puslapyje handbookas, kuris aprašo visą procesą. Reikalavimus, parodo, kaip atrodo aplinka sertifikavimas, detalės nurodo ir taip toliau. Ir aš matau čia kažkokį komentarą. Tai jeigu galės... Viskas gerai. Vieną dalyką paprašym. Mane įspėk, nes aš ne viską pasakyti. Tai štai, tai jūs galite rasti handbooką, kuris yra platus, išsamus ir ten rasite visas detalės. Čia mūsų užduotis supaprastinti ir labai aiškiai parodyti, ir ne, kogi reikia, kad tą sertifikatą įgyti ir kaip tą savo kelionę planuoti. Jūs atėjote šiandien į susitikimą pas mus, vadinasi, jūs apie tai svarstot, kaip vieną iš savo karjeros galimybių,
Tai štai, kad jums tą alternatyvą sudėlioti ar ne, ir jūs galėtumėt projektuoti savo tą kelionę, pasirinkti taip arba ne, ar ne, mūsų užduotis tokia šiandien. Tai pirmas žingsnis, ką jūs turit padaryti, tai įsivertinti save, ar jūs atitinkate reikalavimus šiandien. Tai įsivertinimas vyksta per du dalykus. Pirmas, įgyti mokymai ir patirtis. Tai pirma, jūs turite turėti ar ne patirtį, kad įrodyti, kad jūs vykdėte, dalyvavote vykdant, buvote komandos narys arba lyderiavote pokyčių metu. Ta patirtis gali būti dviejų tipų. Pirma, jeigu jūs turite aukštą išsilavinimą, jums užtektų 3 metų patirties, kadangi mes kalbam apie amerikietišką kultūrą, tai mes viską skaičiuojam valandomis, ir ne, tai mažiausiai 4200 valandų. Ir jeigu jūs neturite aukšto išsilavinimo, čia prielaida daroma tokia, kad kartu su aukštuoju išsilavinimu jūs gaunat būtinasias pokyčių valdymų žinias, ar ne, iš vadybos srities, nežinau, finansinį raštingumą, tą brandą, kuri būtina pokyčių vadovui. Tam tikras žinias jūs galite įgauti kartu su išsilavinimu, dėl to, ar ne, patirties reikalavimas sumažėja iki 3 metų vietoje 5. Tai pirma, jūs turite turėti patirtį. Kaip ta patirtis reprezentuojama, aš papasakosiu detaliau, bet pirma, įsivertinate, ar turite patirties. Tai mano pavyzdys rodo, kad netgi būnant kitoj roliai, ne pokyčių vadovo, ne jūsų LinkedIn aprašymas yra change manageris, bet jūs buvot komandų vadovas, jūs valdėt, jūs turit savo verslą, jūs buvot konsultantas, jūs turėjot, nežinau, kažkokius, buvot projektų komandos narys, tam tikras funkcijas atlikot, jūs galite rasti prieigą, kaip ištraukti tas būtinasias žinias, ar ne tas praktikas, kurios atsispindi standarte. Tai yra galima padaryti, ar ne, jūs galite jas atrasti. Aišku, tam reikia, ar ne, analizuoti savo patirtį ir lyginti ją su standarto reikalavimus. Training, tai mokymai, formalūs 21 valandos mokymai. Tai jūs turite turėti 3 valandas mokymų, tai gali būti virtualūs arba gyvi mokymai, bet jie turi būtinai būti vedami instruktoriaus ir mokymuose turėtų būti kalbama apie standarto turinį. Ta prasme, kad jeigu standartas apima 5 etapus, mes kalbame apie organizacijos pasirengimą, pokyčio vertinimą, tai jeigu mokymų srityje yra mokymuose apie tai kalbama, tai yra atitikimas. Tačiau jeigu jūs ateinate į mokymus ir jūs gaunate ten, nežinau, lyderystė, coachingas pokyčių metu arba tam tikrą specifinį modelį jums pristato, tai nebūtinai padengs visas standarto sritis, kurios turi būti apimtos. Tai šiek tiek detaliau paaiškinsiu aplikacijos pildymo etapo apžvalgoje, kokie yra tie niuansai. Tai pirma, apie patirtį. Tai tie, kas domėjotės PMP sertifikavimu, čia yra visiška analogija. Tai jūs turite turėti bent 3 metų nepertraukiamus pokyčių vadybos patirties. 3 metai skaičiuojasi ne projektų individualių suma, bet jeigu projektai persidengia, ar ne, vienas per kitą, tai skaičiuojasi tik tai tiek, kiek jie persidengia. Nėra taip, kad mes turėjom čia 3 mėnesius vieno projekto, 3 mėnesius paraleliai vykdėm kitą projektą ir jie susisumuoja. Taip nėra. Mes sumuojam, ar ne, tik tai tą nepertraukiamą, ar ne, nesvarbu, kiek projektų vykdėm, mūsų misija yra suskaičiuoti valandas, kiek
kiek projektų vyko tuo metu per tą laikotarpį, per tą kalendorinį periodą. Tai jeigu projektai persidengia, skaičiuojam juos kaip vieną projektą. Dabar antrasis etapas yra aplikacijos pildymas, kai jūs įsivertinat, ar turite reikiamą patirtį, ar ne, jūs apsvarstot, pasiskaičiuojat, persižiūrit savo mokymus, atsakot savo klausimą, ar man reikia investuoti į aplikacijos pildymo procesą, nes jisai yra imlus laikui, jums reikia ar ne susižiūrėti datas, susirinkti referensus, nuorodas kažkokias, aprašyti projektus ir taip toliau. Tai ar verta investuoti į tai, jūs turite nuspręsti, atlikę tą savianalizę. Tai toks pirmasis žingsnis yra. Į antrąjį, kai jūs išeinat, jūs pradedat, jeigu jūs nusprendžiat, kad imatės šito darbo, tai jūs pradedat pildyti aplikaciją. Tai pradžia yra paprasta. Jūs turite aprašyti savo patirtį. Tai patirtis, ar ne, yra labai primityvu. Jūs kažkaip užvadinat savo pokyčių projektą, kuriame dalyvavot, kuriam vadovavot, įvardinat, kada jisai prasidėjo, kada baigėsi, nes aplikacijos metu bus suskaičiuota, ar ne, jeigu įsivesit projektą, aš ten diegiau kultūrinius pokyčius, arba aš ten vadovavau SAP sistemos diegimui, ar ne, arba aš ten kūriau ten organizacijos strategiją ir ją įgyvendinau. Nesvarbu. Tai sistema sužiūrės, kas kur persidengia ir suskaičiuos, kiek tų valandų yra. Tai pradžios pabaigos laikas, jūs patys įvedat, kiek valandų ten skyrėt, ar ne, jeigu ten buvo jūsų dalinis, dirbot nuo rugsėjo iki gruodžio, bet dirbot ir net 0,25 resurso iš savo turimo, neskaidėtės po projektus, ar tai buvo dalinė jūsų veikla. Tai tą pažymėt, organizacijos pavadinimas, jeigu nekonfidencialu, jeigu konfidencialu, ar ne, turit irgi galimybę tam tikrą informaciją pateikti konfidencialiai, nenurodant detalių pavadinimų, jeigu nebent vėliau iškiltų klausimai audito metu. Ir kas svarbu, prie šitos patirties jūs turite aprašyti, ne, ką jūs šiame projekte, iniciatyvoje pokyčių darėte, ne, kokie tikslai, kokie buvo rezultatai, kokios jūsų funkcijos buvo ir užduotis šito pokyčio metu. Taip, čia jau prasideda darbas, kur jūs reflektuojat į savo patirtį ir atsiremdami į standartą. Jūs turite rašyti taip, kad jūsų nurodoma patirtis atspindėtų standarto reikalavimus. Tai labai svarbu sutilpt, ar ne 500 žodžių nėra daug, bet ir neturi būti pakankamai konkretus vaidmuo, rezultatai, funkcijos, kad jūsų patirtis būtų įtikinama. Kas svarbu, ar ne, galite baimintis dėl kalbos niuansų, ar ne, kad jūsų anglų kalbos žinios galbūt nėra puikios, nėra tobulos, tai SMP kultūra, ar ne, ir diversity statement, būtent įtraukties strategija sako, kad nepaisant to, ar ne, kad netobula anglų kalba parašytas tekstas, jisai turi būti vertinamas pagal savo turinį. Ne, tai svarbu, kad jūsų turinys, net ir su kažkokiam gramatiniam klaidom, ar ne, jisai vertinamas pagal jūsų turinį ir kaip jis atitinka standartą. Čia svarbi detalė, kad neturėtume baimintis ir ne šitų dalykų. Bet aš manau, kad šiuo metu tikrai visos galimybės yra ir su įrankių pagalba, ir su bendruomenės pagalba šitos aplikacijas užsipildyti. Dabar kaip atrodo pati aplikacija, jinai yra paprasta, internetinė web versija, kur jūs tiesiog pildot savo patirtį mokymuose, patirtį praktinę, įgyvendinant pokyčius,
mokymus ir štai dar vienas svarbus elementas, ką kartu su aplikacija turite pateikti, tai esė. 3 esė turit parašyti. Tai kas tai yra, parodysiu netrukus, bet šitą skaidrę noriu tiesiog jums vėlgi padėti vizualizuoti, kaip tai atrodo. Jūs atsidarot savo kompiuterio langą, įeinat čia ir štai jūs pasitinka tokia draugiškai CMP spalvom aplikacija ir sėdat, reflektuojat, pildat savo patirtį detalės. Dabar apie mokymus, kaip minėjau, jūs turit užpildyti anketą, pirmoji dalis yra mokymai. Tai jūsų mokymai 21 valanda, bet svarbu, kad jie būtų ne tik suderinti su standartu, vesti instruktoriaus virtualiai arba gyvai, bet ir jie turi būti praeiti per pastaruosius 7 metus. Jeigu jūs kažkada turėjot mokymus, jūs turėtumėt pasitikrinti, ar jie nebuvo anksčiau negu 7 metai. Nes jūs turėsit pateikti dokumentus. Turėsit kopijas diplomų, jeigu tai universitete kažkoks kursas buvo, aprašus, vėlgi kada išlaikytas galbūt egzaminas ir panašiai. Tai tą turėtumėt pateikti. Vėlgi suderinimas su standartu. Ir gali būti taip, kad jūs neturėjote 3 dienų vientisų mokymų. Tai nėra problema, jeigu jūs galite surinkti iš skirtingų savo dalyvautų mokymų atitikti standartą. Tai pavyzdžiui, jūs galėtų būti vieną dieną mokytis pokyčių planavimo, kitą dieną pokyčių įgyvendinimo, trečias kažkoks kito tiekėjo kursas buvo apie lyderystę, apie pokyčių tvarumą, kas yra vienas iš etapų standarte. Tai jūs turite tokią galimybę šitos mokymus surinkti ir pateikti kaip įrodymą 21 valandos išklausytų formalių mokymų. Gal turit klausimų čia? Ne, tai tada toliau pažymėsiu labai svarbų dalyką. ACMP, kaip ir daugelis kitų sertifikatus teikiančių organizacijų, turi akredituotus mokymų teikėjus. Tai akredituotų mokymų teikėjų privalumas gaunant arba išklausant mokymus iš akredituotų mokymų teikėjų yra tai, kad jūs iš karto gaunate patvirtinimą, kad jūsų mokymai praeiti atitinka standarto reikalavimus. Kadangi visi mokymų teikėjai, kurie siekia akreditacijos, turi praeiti labai ilgą procesą tam, kad įrodyti, kad jų teikiami mokymai lektoriaus kompetencija atitinka standarto reikalavimus ir jie gali suteikti kokybiškus mokymus atitinkančius standarto turinį. Tai jeigu jūs atsidarysite CMP puslapį, galite susirasti QEP ar ne Qualified Education Providers mokymų teikėjų langą ir ten rasite informaciją apie tos mokymų teikėjus, iš kurių mokymus jūs išklausę, iš karto būsite įvertinti kaip atitinkantis praeitų mokymų reikalavimų. Jūs taip pat galite turėti mokymus iš kitų teikėjų, bet čia atsiranda niuansas. Tuomet jūsų aplikacijos vertinimo metu ACMP prieš suteikiant jums leidimą sertifikuotis, tai yra įeiti į egzaminą, privalo įvertinti, ar jūs praėjote mokymus, kurie atitinka standartą. Vadinasi, jūs turite pateikti daug daugiau informacijos, mokymo aprašą, mokymosi tikslus, mokymosi formatą, valandas, dokumentaciją papildomą
apie mokymų teikėją, nuorodas, kontaktus, kad su jais būtų galima susisiekti, peržiūrėti jų turimą informaciją ir taip toliau. Taigi procesas ne tik, kad išsitęsia, bet jisai turi riziką, kad jūsų atitiktis nebus pakankamai įvertinta taip, kaip jūs siekėte. Nes gali būti taip, kad jūs dalyvavote tam tikrose mokymuose, ten buvote 3 dienas, o štai aplikacijos vertinimo metu, ar ne, analizuojant, bus pamatyta, kad tik tai 2 dienos atitinka formalių pokyčių valdymo mokymų suderintų su standartų turiniu. Ir čia atsiranda problema. Jūs turite šitas papildomas valandas uždengti, ne, ieškoti papildomų mokymų, kad užpildyti šitą spragą. Tai toks niuansas, abi galimybės yra valid, jūs galite abiem naudotis. Aš naudojusi šitą galimybę ir tai buvo problema, nes aš turėjau daug dokumentacijos teikti, susirašinėti su ACMP, pateikti nuolatinį, papildomą informaciją, vis papildomą paaiškinimus ir taip toliau. Tai užtruko daug ilgiau. Šiandien gera naujiena yra tai, kad Lietuvoje mes turim jau mokymų tiekėją. Aš pats, mūsų tai yra bendras projektas ACMP ir ChangeLT. Mes turim jau mokymus, kurie praėjo ilgą akreditavimo procesą, vertinimą ir jau turime Lietuvoje galimybę praeiti 21 valandos formalius mokymus, kurie iškart pripažįstami kaip atitiktis sertifikavimui. Tai yra gera naujiena, dėja, ar ne, mano sertifikavimo metu mes tokios galimybės neturėjome. Kita gera žinia yra, kad ACMP Baltic, ar ne, nariai turi galimybę šios mokymus išklausyti, ar ne, už pusę kainos. Nes mūsų misija yra tam, kad bendruomenė augtų, mes vienas kitą tobulintumėm ir stiprėtumėm. Nes jeigu mūsų pokyčių vadybos ekosistema auga, mes tobulėjame, auga ir mūsų pačių kompetencija. Ne? Tai mes renkam naują grupę, kovo 20-22 dieną, tai jeigu kam įdomu sužinoti daugiau, tai brūkštelkite tai man arba per kontaktų formą šituose nuorodose ir susirašysim. Dabar aplikacijos trečiasis žingsnis yra esė pildymas. Esė pildymas yra vėlgi imlus laikui ir reikalaujantis kūrybiškumo ir tikrai reikia pastangų įdėti tam, kad suformuoti, ar ne, tą esė tokį, kad jisai paaiškintų jūsų patirtį trijuose iš 5 standarto žinių sričių. Tai primenu, kad standartas, kas jau jį pasižiūrėjot, sveikinu, jūs turit daugiau jau žinių už jūsų dalyvaujančius kolegas, bet visiems primenu, kad mes turim 5 etapus. Organizacijos pasirengimo ir pokyčio poveikio vertinimas, strategijos formulavimas, plano rengimas, įgyvendinimas ir pokyčio įtvirtinimas. Tai mes turim, paprastai tariant, 5 žingsnius ir jums apie 3 reikia parašyti esė. Esė yra jūsų retrospektyvus aprašymas, ką jūs darėte vienoje iš šitų žinių sričių, kaip pokyčių komandos praktikas, pokyčių komandos narys, pokyčių lyderis. Tai čia yra vėlgi tam, kad jūs galėtumėt po mūsų susitikimo pareflektuoti. Aš įdėjau klausimus, kaip atrodo, ar ne, kiekvieno iš domeno žinių srities aprašas, ką jūs turite parašyti.
Tai pavyzdžiui, pirmoje žinių srityje, kur mes vertinam organizacijos pasirengimą pokyčių ir patį pokyčio poveikį, yra kviečiama, ar ne, aprašyti, įvertinti aprašyti, kaip per pastarosius 2 metus įgyvendintame projekte jūs vertinote tą kompleksinę organizacijos sistemą, jos vertybės, kultūrą, istoriją, ir kaip tai padėjo organizacijai, jos darbuotojams pereiti per pokyčio procesą. Tai štai toks platus klausimas, kuris remiasi standartu. Šitie domenų arba žinių sričių klausimai keičiasi nuolatos šiandien, ar ne, o aš paėmiau tam, kad jūs galėtumėt pamatyti, kaip jie atrodo šiandien. Jūs galbūt, kai aplikuosite, jie galėtų kitaip atrodyti. Bet iš esmės jūs galite susidaryti įspūdį, ko iš jūsų tikimasi. Ir štai jūs turit pateikti tos aprašus, ar ne? Antrasis domenas, kur mes kalbame apie strategijos formulavimą, ar ne? Tai kaip jūs tą organizacijos pasirengimą, ar ne, įvertinote ir kaip tai atsiliepia jūsų strategijos formulavimą. Ne? Ir jūs, kaip būsimasis sertifikuotas pokyčių vadovas, turite įvertinti save, padaryti tą savęs įvertinimą, koks buvo jūsų indėlis į tai, kad užtikrinti sėkmingesnį organizacijos perėjimą iš dabartinės būsenos į tą ateities būseną, ne, tą tranzicijos etapą. Ir štai tie 5 domenai, ir ne, jūs galėsite čia pareflektuoti, pasižiūrėti skaidrėse, ir jeigu kils klausimų, aišku, pasivyti mus su klausimais. 5. pavyzdžiui, ir užsibaigia tuo, kad jūs, 5. etapas yra pokyčio įtvirtinimas, kur pokyčio įtvirtinimo metu komanda, pokyčių vadovas kartu su suinteresuotam šalim, ar ne, vieną iš dalykų, kurį būtinai turi padaryti, tai turi įsivertinti, gerai projektas vykdomas buvo, ką mes išmokom, kokias klaidas padarėm, kaip mes galėtumėm patobulėti pokyčių vadyboje. Tai štai klausimas kviečia pateikti aprašą, koksgi buvo jūsų indėlis į tai, kad pamokos būtų išmoktos, dokumentuotos, įsivertintos, ar ne, kaip jūs tai darėte, kas buvo gerai, blogai ir taip toliau. Kaip jūs prisidėjote prie pokyčių vadybos brandos augimo savo organizacijoje, kurioje tuo metu įgyvendinote projektą. Nes misija, ar ne, CMP standartai kalba ne tik apie individualaus pokyčio įgyvendinimą, bet ir apie organizacijos pokyčių valdymo kompetencijos didinimą. Ne, kad kiekvienas pokytis turi būti tobulėjimas. Tai mes vieną įgyvendinam, į kitą mes turime įeiti su didesnė branda. Ir štai tokios detalės, jeigu jos atsispindi jūsų esė, apraše, paprasčiau kalbant, tai įrodo, kad jūs esate profesionalaus pokyčių vadovas. 3 esė iš 5 domenų. Jūs galite pasirinkti, matote 5 klausimus, bet galite pasirinkti, ar ne, koks domenas ar nežinių sritis jums yra įdomiausia, parankiausia, ar ne, nes jūsų tikslas aplikacijos metu yra gauti pritarimą atitikčiai ir eiti sertifikuotis, laikyti egzaminą. Jūsų toks tikslas. Ne tai, kad jūs gautumėte atmetimą, ne, bet jūs pildot tam, kad nereikėtų paaiškinti, o iš karto galėtumėte eiti ir gauti savo sertifikatą, kuris suteikia karjeros galimybės, jūs išsiskiriate iš minios, jūs tampate kompetitingu, ar ne, nes iki tol jūs, ar ne, kaip ir tai rodė, jūs gal change request manageris, gal jūs organizacijos lyderis, gal jūs projektų vadovas, gal jūs esate tiesiog superwoman, superman ar superday. Jūs išsiskiriat, ar ne, kaip turintis aišku įrodymą, kad jūs turit patirtį, kompetenciją, žinias, jumis galima pasitikėti. Tai kol kas, kol mes tokių pokyčių vadovų ar ne sertifikuotų mūsų regione turime daug, tai mes turim išskirtinumą. Toliau, jūs užpildote ir aplikacijos vertinimas prasideda tik po to, kai jūs sumokat aplikacijos vertinimo mokestį. Tai nariai moka 5,95
USD. Ir čia vėlgi yra narystės privalumas, kad jūs tampat nariu ir iš karto sutaupot ar ne 150. Narystė kainuoja $199, o šitoje aplikacijoje iš karto tos pinigus atgaunat. Tai čia svarbi detalė. Jūs sumokat mokestį ir prasideda vertinimas. Vertinimas yra toks, kad yra ekspertai, kurie peržiūri jūsų pateiktus dokumentus, skaito esė. Ir svarbu, kad per 24 valandų laikotarpį periodą jūs būnat informuotas, ar jums reikės pateikti papildomą informaciją, jūs eisit į auditą, ar ne, jums, pavyzdžiui, man reikėjo eiti į auditą, ar ne, pateikti papildomą informaciją, aiškiai komentuoti, bendrauti, tam, kad įrodyti. Jeigu jūsų atsitiktiniu būdu neparenka, arba kažkokia indikacija neužsidega, tai jūs būnate informuoti, kad jūsų aplikacija nepapuolė į auditą šiame etape ir jūs esate vertinamas. Taip pat review ir neperžiūros periodas trunka nuo 2 iki 3 savaičių, tai toks yra standartinis, vidutinis laikotarpis, tačiau jis gali užtrukti iki 45 dienų. Dėl tam tikrų klausimų, paaiškinimų, pildomų dokumentų, jūs galbūt pamiršot kažką, neįdėjot ir taip toliau. Ir jeigu, pavyzdžiui, tikrai užtrukstų 45 dienas, jeigu jūs turite nekvalifikuoto mokymų teikėjo mokymus, nes reikės papildomus dokumentus greičiausiai pateikti ir tai papildomai reikalaus iš jūsų laiko ir iš vertintojų laiko. Toliau, jeigu jūs praeinate vertinimo etapą, jūsų aplikacija yra patvirtinima, jums siunčiamas elektroninis laiškas, kad jūs galite registruotis egzaminui ir eiti jo laikyti. Tai viskas yra elementaru, paprasta, jeigu reikia bendraujate su kontaktu iš ACMP, bet iš esmės viskas vyksta per aplikaciją ir per elektroninį paštą. Toliau, kai jūsų aplikacija patvirtinama, jūs galite laikyti egzaminą. Iš karto galite laikyti egzaminą. Apie egzamino sandarą šiandien daug neužsiminsiu, ateityje. Ir tie, kas jungiasi į mokymus, tikrai turės galimybę pamatyti, kaip atrodo klausimai. Šiandien mes dėja neturim laiko, bet kad susiorientuoti, tai jūs gaunate 150 klausimų, multiple choice, uždarų klausimų, kur yra 4 atsakymo variantai ir vienas tik tai teisingas. Iš jų turite pasirinkti teisingą atsakymą. Tarp šitų 150 klausimų yra 25, kurie yra nevertinami, jie yra tiesiog tam, kad pasižiūrėti, įvertinti tuos klausimus, galbūt panaudoti ateityje, analizuoti statistiką ir taip toliau. Jie yra savęs vertinimo ACMP įdėti, tam, kad netobulinti procesą. Tačiau jūs jų neatskirsite nuo tų tikrųjų klausimų. Egzaminas trunka 3 valandas, tai galite paskaičiuoti, kiekvienam egzaminui reikia laiko. Tai jūs galite tikėtis labai įvairių klausimų. Dažnai tai yra situaciniai, kai jūs turite nuspręsti, kaip pokyčių vadovas turėtų elgtis pagal standartą. Tam tikra situacija pateikta ir jūs turite pasirinkti veikimo būdą arba įvertinti, kuris veikimo būdas teisingas ar neteisingas. Ir turite egzaminui išlaikyti 1 metus. Taigi, jūs galite užpildyti aplikaciją, pasižiūrėti, ar jūs atitinkate reikalavimus ir tuomet pradėti ruoštis, arba tai galite daryti paraleliai. Tačiau po aplikacijos jūs turite 150 klausimų atsakyti per 1 metus. Galite turėti 3 bandymus. Pirmas yra nemokamas, antrasis ir trečiasis kainuoja. Tačiau jeigu jau nepavyko ir antrasis ir trečiasis perlaikymas, tuomet reikia procesą atidėti. Tai štai, egzamino perėjimo kortelė nėra oficialiai skelbiama, bet yra toks
riba, kurią peržengus, jūs esate įvertinamas kaip išlaikęs arba kaip neišlaikęs. Ne, tiesiog industrijos standartas. Tai štai, 150 klausimų per 3 valandas, ilgas egzaminas, keliantis stresą, bet tikrai su pasiruošimu įvertinamas ir išlaikomas, taip pasakysiu. Man užteko vieno bandymo. Kur egzaminas laikomas Lietuvoje? Tai egzaminas Lietuvoje laikomas yra vienintelė vieta, kur galima Lietuvoje laikyti šitą egzaminą. Tai kas galbūt turit kitus sertifikatus, galbūt esate susipažinę su šitą vietą, tai yra Vilniaus kolegijos pastate yra įsikūręs centras, kuris teikia egzaminavimo paslaugas, kriterijum, jisai vadinasi. Tai jūs kartu su savo elektroniniu laišku, kuris patvirtina jūsų atitiktį, gaunat voucherio kodą, savo ID ir kreipiatės į centrą, užpildot anketą, susiplanuojat datą ir ateinat į egzaminą. Per COVID atsirado galimybė taip pat laikyti virtualiai egzaminą, bet tam reikia papildomų techninių reikalavimų, papildomas kameros, aplinkos tam tikros. Vis dėlto turbūt paprasčiau nuvažiuoti Vilniuje į centrą ir jį išlaikyti. Tai jūs susitarėt dėl datos, nuvažiuojat ir jeigu paskaitysit handbooką, ten yra papildomi reikalavimai ir ne ką daryti egzamino metu galima ir ko negalima. Prieš kiek laiko ateiti, valgyti galima, negalima, ką atsinešti ir taip toliau. Tai svarbios detalės, kurios prieš egzaminą verta ir susipažinti. Iš esmės, kaip ir visuose egzaminuose, tam, kad procesas būtų patikimas ir skaidrus, turėtumėt ateiti pasiruošę atsakinėti klausimus ir elgtis etiškai, nesistengti ieškoti lengvesnių kelių. Visada, kalbant bet kurioje pasaulio šalyje apie sertifikavimą, mes kalbam labai daug kur apie tai kyla klausimas, kaip jūs atrodot su kitais sertifikatais, nes jų dabar yra labai daug ir įvairių. Tai čia pasilyginimui, galėsit pareflektuoti vėlgi po to, kai gausit skaidres, arba mūsų kitų sesijų metu. Tai dėjau 3. Pirma, jūs turit ACMP standartą atitinkantį sertifikuotų pokyčių profesionalo sertifikatą, kuris įrodo, ar ne, kad jūs turite aukštąjį išsilavinimą arba tam tikrą mokymų ar ne kategoriją pasiekę, jūs turit formalius mokymus praėję 21 valandos ir jūs turite pokyčių valdymo arba buvimo komandoje patirtį. Ir jūs mokate pagrysti savo žinias ir įrodyti savo gebėjimus. Ar ne? Jūs galite įrodyti savo gebėjimus ir atitikti patirties, žinių ir tą nuolatinį tobulėjimą. Ir išlaikote sudėtingą egzaminą. Egzaminas yra sudėtingas, keliantis stresą, bet jūs išlaikote egzaminą. Kita brandi organizacija pasaulyje yra Change Management Institute, kuri taip pat yra nepelno siekianti, savanoriškų ar ne pastangų dėka veikianti organizacija, bet jos požiūris yra į pokyčių vadovo minkštasias kompetencijas. Jie sertifikuoja žinių sritis, tokias kaip susitikimų fasilitavimas, coachingas, strateginis valdymas, tas pats pokyčių vadybos žinios teorinės, projektų valdymo patirtis ir taip toliau. Bet jie eina per individualaus žmogaus ir tam tikras kompetencijas ir jos gali būti įvertinamos 3 kategorijose. Tas pagrindai, foundation, specialistas arba master meistro lygyje. Tai mes, jeigu turim tokią giminingą organizaciją, kurių požiūris iš esmės pokyčių vadybos, sakyčiau, kad nesikerta, bet jos nuėjo šiek tiek skirtingų kelių, jeigu amerikiečiai ir mes po jų skėčių einam į procesą, į tai, kaip individualus pokytis tobulina organizaciją, ko reikia, kad pokyčiai kiekvieną kartą būtų vis sėkmingesni. Change Management Institute, iš daugiau britiškos kultūros atėjęs požiūris,
apie lyderystę, pokyčių vadovo individualias kompetencijas, minkštasias lyderystės sritis, ką iš esmės padengia ir ECMP, ar ne. Bet ką norėjau pabrėžti, štai šitos organizacijos, jos taip pat, ar ne, jeigu tu norėtum išlaikyti master kategorijos sertifikatą, tu turėtum įrodyti savo turimus mokymus, vėlgi 40 valandų per 5 metus, patirti sudėtingų transformacinių pokyčių, ar ne, 7 metų, vėlgi teikti aplikaciją, esė rašyti, tave tikrina, visada tikrina, nes skirtumas toks, kad Change Management Institute prašo pateikti referensus, kontaktus ir jiems bus paskambinta arba jiems bus parašyta. Jie turi pateikti atsiliepimą, tie atsiliepimai bus įvertinami ir su jais bus susisiekta. Ir sertifikavimo procesas yra sudėtingas, tu eini į interviu su ekspertu, prisistatai savo patirtį, žinias, jis tave vertina. Ir jeigu master lygyje nori būti, tai jeigu specialistui užtenka interviu su ekspertu, tai master kategorijos tu turi pereiti į dar virtualų case study aplinką, kur jums pateikiamas case'as ir turite susiorientuoti per 2-3 valandas išspręsti tam tikrą situaciją ir pateikti ar ne savo pasiūlymus, kaip tam tikroje situacijoje reikėtų elgtis. Tai štai, ir turime kitą sertifikatą, kuris yra populiarus, kuris tam tikrą modelį, metodą ir nepristato, bet skirtumas toks, ne, kad mes visus žmonės vadiname, net visus 3 sertifikatus turinčius žmonės mes vadiname sertifikuotais pokyčių vadovais, tačiau, pavyzdžiui, Prosai ir daugelis kitų panašių mokymų nereikalauja patirties, nereikalauja prieš tai buvusių mokymų ir nereikalauja egzaminavimo. Ne, tai yra neformalus užbaigimo etapas, kuomet tiesiog case study pristatomas kursų pabaigoje ir išklausomi mokymai ir suteikiamas tas sertifikatas. Tai matot skirtumus, kiek skirtingai reikia įdėti pastangų, kad sertifikatą gauti ir kokią vertę kiekvienas iš jų turi. Tai domintis, besidomint ar ne tomis galimybėmis visada į tai atkreipti dėmesį. Taip, mano paskutinė žinutė, priminimas, kad kovo 20 dieną mes pradėsim naują grupę mokymų ir mūsų misija kartu su ECMP Baltic ir Change.lt yra tokia, kad visi šitie žmonės, kurie jungsis į mokymus ir ne tik jungsis į mokymus, bet ir bus mokymusi grupiai, kurie kartu eis iki sertifikavimas, ne, su pagalba testuojant save, ne, per testavimo sistemą, pildant aplikaciją palaikymas, kartu diskusija ir taip toliau. Tai mūsų misija, kad kuo daugiau sertifikuotų pokyčių vadovų mes turėtumėm Lietuvoje ir šitą galimybę tokia yra šiuo metu visai ir ne šalia. Tai kas domitės, brūkštelkit žinutę tiesiogiai arba laiškutį. Tai tiek iš manęs šiandien, atsiprašau, kad biškutį viršijau mūsų sutartą laiką, norėsiu pabaigti iki galo. Tai Rita, jeigu turi ką pridėti arba turit klausimų, tai galite juos užduoti. Tai Gediminas labai išsamiai pristatė sertifikavimo procesą, bet aš savo ruožtu norėčiau pakviesti pirmiausia, toks koks yra visų šitų susitikimų tikslas, tai jungtis į ECMP Global bendruomenę, priskiriant save ECMP Baltic chapteriui, tai reiškia, dar kartą pasikartosiu, mes turim įrašą, kaip tai atrodo, kad mes visi priklausom tai pačiai ECMP Global bendruomeniai, tik tai būrėmės dar į lokalų chapterį, lokalią bendruomenę, kurioje analizuojam jau vietinę kultūrą, mūsų pokyčius, mūsų organizacijas. Nuo to prasideda turbūt pirmiausia jūsų ketinimų tapti pokyčių vadovais ateityje, tokiais kaip apibrėžia standartas kelionė.
Tada mokymai yra, kodėl siekiam šito bendradarbiavimo tarp ACMP Baltic ir Change.lt, kaip susivienodinimas standarto greičiausių būdų, tai reiškia, nes tam, kad mes veiktumėm, tam, kad mes galėtumėm diskutuoti, mes turim pažinti tą standartą ir tai netgi jeigu jūs šiuo metu atrodo sertifikavimas per platu, galbūt nebūtina, galbūt neturit patirties, galbūt dar nebaigėt mokslų, nes turim ir studentiškų narysčių. Mokymai galioja 7 metus ir draugė su bendruomenė jūs galit nueiti iki to sertifikato, galbūt ne šiandien, bet ateityje. Tai kviečiam apsvarstyti galbūt mokymosi procesą, ar tai būtų bendruomeniai, ar tai būtų prisijungiant prie vienų ar kitų mokymų datos. Ir dar noriu paskatinti, galbūt yra tokių ketinančių, kuriem jau labai knieti prisijungti prie asociacijos veiklos, tai padaryti iki kovo 7 dienos, nes būtent šią dieną mes planuojam pirmąjį gyvą susitikimą, pažinti, kavos gėrimą, ar kaip tai atrodys, jau žiūrėsim, kiek tų narių turės galimybę dalyvauti, bet labai norim eiti į kontaktą, plėsti savo kontaktų ratą, jum pildyti jį patirtimis, žinojimu, diskusijomis, jomis keistis, kelti problematiką, su ją dalintis netgi su pačia Global organizacija ir būti tais, kurie atitinka šitos organizacijos vertybės, tai reiškia, nuolatos patys tobulėja ir tobulina standartą, kad jisai atitiktų ateities tendencijas. Tai tuo ir užbaigsim, įrašų pasidalinsim, skaidrėmis irgi, dėkojam visiems, kurie registravosi, kurie domisi. Ir sekantis nebent susitikimas bus kur kas trumpesnis jau apie pačią mokymų struktūrą, kad galėtumėte įsivertinti ar eiti į gilesnę pažintį su standartu. Tai ačiū šiandien ir dėkojam už dėmesį. Visiems geros dienos likusios. Iki. Ačiū. Iki.